Jūsų slaptažodis yra kaip jūsų raktas nuo namų durų. O juk namus jūs rakinate ir stengiatės, kad spyna nebūtų paprasčiausia. Taigi, kodėl reikia naudoti itin ilgus ir sudėtingus slaptažodžius? Pasaulyje daug kartų buvo nulaužtos itin didelės kompanijos nutekinti klientų slaptažodžiai. Internete galima rasti informaciją, kad tokie sąrašai apima apie 8 milijonus skirtingų slaptažodžių. Nutekinti slaptažodžiai blogiečių yra susisteminami bei naudojami atakoms. Todėl, jeigu norite turėti savo duomenis saugius, naudokite išskirtinės, ilgesnės nei 8 simbolių kombinacijas, kurios būtų tiek didžiosios, tiek mažosios raidės, bent vienas simbolis ir bent vienas skaičius. Slaptažodyje galite panaudoti lietuvišką raidę Ė. Toks simbolis yra išskirtinis ir pasaulyje daugiau jokioje kalboje nenaudojamas, bet galite naudoti ir kitas lietuviškas raides, taip padarydami savo slaptažodį itin saugiu. Nepamirškite, kad jūsų slaptažodis yra saugus tik tada, kai jo niekas nemato. Todėl nepalikite užrašyto slaptažodžio šalia kompiuterio, kad ir kaip patogu jums būtų. Kaip ir namuose, jeigu naudojate kelių lygių saugą, kaip spyna ir signalizacija ar vaizdo stebėjimo kameros, taip ir jūsų duomenų saugumas kompiuteryje ar internete gali būti užtikrintas keliais lygiais, kitaip vadinama MFA ar 2FA. Tai slaptažodis ir jūsų telefone generuojamas kodas, saugus raktas ar biometriniai saugos sprendimai. Didžiausi socialiniai tinklai ar kitos internetu paslaugas teikiančios įmonės turi MFA bei suteikia galimybę tuo naudotis nemokamai. Kai kurie interneto puslapiai teikia paslaugą SSO – Single Sign-On, kuri ne tik palengvina slaptažodžių administravimą naudojantis vieną sistemą, bet ir tokia sistema yra saugi, nes kiekvieną kartą prisijungimas užkoduotas vis kitaip ir tai nesikartoja. Todėl blogiečiams gauti prieigą prie jūsų slaptažodžio tampa itin sudėtinga. Prisijungti prie kitų puslapių jūs galite tiek su savo Google, Facebook ar Microsoft paskyra. Atsiminkite, jei įtartinose situacijose jūsų prašo suvesti jūsų vartotojo vardą bei slaptažodį, sustokite bei pasitikrinkite, ar interneto puslapis iš tikro jums nekelia įtarimo.